Sveikučiai! Šiandien mano kamade tortilijos suktinukai su krevetėmis, kelių rūšių sūriu ir žalumynais. Labai gardu. Pirkau krevetės, bet jos pasirodė labai mažos, nors ir iš jų galima padaryti puikų patiekalą. Tai jas trumpai pamarinuoju įdedamas truputį druskos, taip pat juodų pipirų, truputį čili dribsnių, dar šlakelį worcesterio padažo ir truputį aliejaus. Taip marinuoju krevetės tada, kai kepu jas tiesiog ant griliaus, bet šį kartą jos per smulkios, tiesiog išbirės per groteles. Tai nutariau jas tiesiog pakepti ant plokštumos ir įdėti jas į lavašą. Tai dar pridedu truputį citrinos sulčių, kad būtų toks labiau subalansuotas skonis, o kadangi darysiu tortilijų suktinuką, tai toks ir meksikietiškas kaip ir patiekalas, tai pridedu dar meksikietiškų žalelių truputį. Na ir dar prisiminiau, kad neįdėjau česnako, nes česnakas man labai tinka prie bet kokios žuvies arba kažkokių jūros gėrybių. Tai tikrai pagerina skonį ir daug nededu, kelias skilteles tiesiog supjaustau. Ir beje supjaustau gabaliukais, todėl kad paskui kepant ant plokštumos neprisviltų tas česnakas, kad jį galima būtų tiesiog išimti, išgraibyti ir kepti tik tai pačias krevetes. Tai viską pamaišau ir pastatau truputį pasimarinuoti. Bet ilgai tikrai nemarinuoju, kokią 15-20 minučių, kol kepsninė įsidega. Iš karto kuriu kepsninę ir pasiruošiu dar visko, ko reikia įdarui. Tai aš naudosiu kelių rūšių sūrį, rūkalas, kalendrą, taip pat šiek tiek avokado. Anglims įsidegus dedu ketaus plokštumą, galima naudoti ir keptuvę, aišku, paprasta. Tiesiog reikia tas krevetes truputį apkepti ir kartu dar, kad jos pasirūkintų, galima įdėti ir medienos pagaliuką, bus geresnis skonis. Kepsninės pačios labai nekaitinu, apie 150 laipsnių. Kai jau ta plokštuma įkaista ir kepsninės temperatūra stabilizuojasi, dedu medienos pagaliuką ir dedu truputį aliejaus. O iš krevečių prieš uždedant išrinkau visus česnakus, nes jie tiesiog prisviltų. Mano plokštuma yra labai įkaitusi, dėl to krevetės labai greitai iškepa. Paprastai jų perkepti nemėgstu, bet kadangi dėsiu į tortiliją, tai noriu, kad šiek tiek ir priskrustų. Ir visa tai užtrunka vos keletą minučių, reikia tiesiog žiūrėti, kad jos neprisviltų. Tai šiek tiek, kad pasirūkintų, su uždarytų dangčiu palaikau ir tada dar trumpam apverčiu ir pakepu kitą pusę. Viskas įvyksta labai greitai, bet ką pastebėjau, kad labai prikepė prie tos plokštumos padažas ir nutariau kepti tada tortilijas ant grotelių, nebe ant plokštumos. Nors ant plokštumos gaunasi šiek tiek kitoks skonis ir pati tortilija gaunasi tokia labiau minkštesnė. Na, bet teko greitai pakeisti planą, tai tiesiog išimu plokštumą ir dedu groteles paprastas, be jokių deflektorių, kepsiu tiesioginės kaitros. O toliau belieka tik įdaryti tortiliją įdaru. Pirmiausia, dedu ožkos tepamą sūrį, galima naudoti paprastą tepamą sūrį, nebūtinai ožkos, bet ožkos sūris turi papildomai skonio, kuris man labai tinka. Tada dedu patarkuotą sūrį ir dedu dviejų rūšių sūrį, tiesiog turėjau tokių šaldytuvę likučių ir svarbu, kad jisai gerai lydytųsi. Tada ant sūrio jau dedu krevetės, jų galima dėti ir daugiau ir mažiau, priklausomai nuo to, kiek jūs norit, bet man tai yra labiau kaip toks papildomas skonis, nes daug bus skonio nuo sūrio ir labai daug nesinori dėti. Toliau dedu rūkalas, jas truputį pasmulkinau dar su peiliu, kad nebūtų ištisi lapai, nes po to valgant yra tiesiog geriau. Ir dedu truputį avokado. Tai avokadas man šį kartą pasitaikė pakankamai kietas, bet daug jo nededu. Jeigu būtų šiek tiek minkštesnis, įdėčiau daugiau. Na ir dar truputį pridedu kalendros, tai jeigu jums kalendra nepatinka, galit nedėti, arba dėti vietoj jos petražolės. Galiausiai dar truputį sūrio ant viršaus uždedu ir pasistengiu viską tvarkingai suvinioti. Tai man gal čia labai gražiai nepavyko, jums gal pavyks geriau, bet man svarbu ne vaizdas, svarbu yra skonis. O kadangi čia pridėjau daug įvairių ingredientų, tai skonis tikrai bus įdomus, nekasdienis ir pakankamai subalansuotas. Per tą laiką, kol vyniojau pirmą tą blinuką, grotelės jau pakaito ir iš karto dedu tortiliją. Šitas kepimo etapas vyksta taip pat labai greitai ir vos pusę minutės ar panašiai palaikius reikia tą tortiliją apversti, tada apsukti tiesiog kelis kartus. Tikslas yra, kad sūris tiesiog išsilydytų ir truputį iš paviršiaus prikeptų jinai. O kad būtų dar ir įdomesnis kvapas, tai įdėjau dar truputį medienos. Viskas užtrunka vos kelias minutės ir galima bus valgyti iš karto.
Na ir vaizdas yra visai neblogas, taip pat gardžiai kvepia. Kadangi kepiau pakankamai trumpai, tai iš esmės tik išorė yra truputį paskrudusi, bet viduj sūris yra išsilydęs, nes jis buvo prie kraštų, o daržovės pačios nėra perkaitę. Na ir paragavus galiu pasakyti, kad yra du dalykai. Vienas tai, kad yra turbūt vienas iš sveikiausių patiekalų, kurį paskutiniu metu dariau, o kitas yra, kad skonis yra tiesiog fantastiškas. Tikrai nėra sudėtinga ir siūlau patiems pabandyti pasidaryti. Ačiū Jums, kad žiūrėjot ir iki kito karto.